Taip, vis dėlto jungsiuos tik vakare. Šiandien pamačiau ir kitus baltistus. Pasirodo, buvo gandai, kad su RAV4 net važinėja vienas automobilių, bet ne tuo visiškai nauju, o senesnių modelių. Man jis yra labai negražus. Tai aš nežinau, jo kaina gal ten 17 000 to automobilio dabar kaina. Tai jo, tai kaip jam negaila va tokio automobilio, tai yra toks, mano 12 kainuoja, tai neįsivaizduoju. Tai va toks va dalykas, įsijungsiu dabar tik vakare, kavos nusipirkau, išgėriau, kava buvo nesėkminga, užsakymų negavau per beveik valandą, tai supratau, kad tik į vakarą reikia jungtis ir tada žiūrėsiu, kaip čia viskas vyks pas mus. Tai va tokios va naujienos. Diena įpusėjo, aš jau čia dirbu, kaip sakyt, grįžau. Ir jau yra 9 ir jau padirbau neįrašęs, nes labai nepatogu per vieną telefoną dirbti ir paskui įrašinėti. Galbūt reikės kamerą nusipirkti, bet jau čia dabar nereikia. Daug nežiūri, tai kam čia investuoti, bet truputėlį tą kokybę, nors aišku reikėtų, gal daugiau ir žiūrėtų. Jo, tai žmonių yra, smagu, darbai yra, faina ir tikiuosi bus dar renginukas mūsų miestelį vyko, dėl to atsibudo. Vakare judėjimas, nors savaitgalį ar taip jisai iš dalies būna, ypač šeštadienį. Tai, man atrodo, jau 50 eurų uždirbau į kortelę, tai džiugu. Žiūrėsim, kas bus vėliau. Nes dar dabar yra 9, tai dirbsiu iki 10-11, iki 1 maždaug. Bent jau tai prognozuoju, o bus kaip Dievas duos. Tai va tokios va naujienos, bet jau 50 eurų lygtais į kortelę yra. Diena baigėsi, man šiandien užteks. Emocijų daug, pasirodo pažįstama susirgo rimta liga, tai, kaip sakoma, pinigų visų neuždirbsi ir į kapus nenusineši. Žiauriai skamba, bet tiesa. Vienas jaunimą raminau, nes vos ne taip, kad sustok, nepagarbiai, sustok ten, o kur sustok, ne tai, kad sustok, bet taip grubiai sustosi tenai, ne, kažkaip mandagiau turi kalbėti, tai visiškai jaunimas, tai teko jau ramint vienus ir vienas galvoja su CHR Toyota nusipirko, pabandyti Vilniui pabaltauti, tai sakiau, pabandyk. Tikrai verta pabandyti, išmėginti tą dalyką, visiems reikia ir pasakys ir turėsi savo nuomonę apie tai. Mano pelnas šiandienos yra toks, galėčiau iš tikrųjų dar dirbti. Tikrai nepervargau baisiai, buvo smagi diena, bet užtenka, o jums, nežinau kada žiūrėsite, gražus vakar, gražios dienos ir iki sekančio karto.